12 skyrius – manevrai kelyje. Šiame skyriuje apžvelgsime vairavimą automagistralėse, važiavimą, kai eismas yra intensyvus ir važiavimą tamsoje. Automagistralės, keliai su skiriamąja juosta ir kiti automobilių keliai. Automagistralės ir keliai su skiriamąja juosta yra saugesni, nes jie platesni ir matomumas geresnis nei gyvenvietėse ar kituose keliuose. Automagistralėje yra mažiausiai 2 eismo juostos ta pačia kryptimi, eismo kryptis skirianti juosta bei tiltai ir tuneliai. Greičio apribojimas automagistralėje paprastai yra 130 km vasarą ir žiemos metu 110 km per valandą. Keliuose be skiriamosios juostos paprastai yra po vieną eismo juostą kiekvieną kryptimi. Juos dažnai kerta skersinis eismas. Čia greitis nedidesnis kaip 90 km per valandą. Automagistralėse ir automobilių keliuose įvyksta nedaug eismo įvykių, tačiau tie, kurie įvyksta, dažnai būna rimti dėl didelio greičio. Automagistralėse ir daugumoje automobilių kelių yra geras matomumas, nėra staigių posūkių, tačiau yra keletas rizikos veiksnių, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Paprastai gali būti sunku nustatyti tiek savo, tiek kitų transporto priemonių greitį. Didesnis greitis reiškia, kad reikia žiūrėti toliau nei paprastame kelyje, bei palikti didesnį atstumą iki priekyje važiuojančių transporto priemonių. Važiuojant dideliu greičiu yra kur kas sunkiau valdyti automobilį, nei esate įpratę. Važiuodami paprastu keliu, kuriame yra tik viena eismo juosta, galite greičiau pavargti, apsnūsti ir net užmigti. Įvažiuodami į automagistralę privalote įsitikinti, ar yra pakankamai vietos, kad įsilietumėte į srautą. Tačiau nepamirškite stebėti ir už jūsų važiuojančių automobilių. Gali nutikti taip, kad už jūsų važiuojantis automobilis greičiau nei jūs įsuks į automagistralę. Jei visiškai priartėjote prie automobilio, taip pat norinčio įvažiuoti į kelią, luktelėkite, kol jis atliks šį manevrą. Vien veidrodžių nepakanka, kad įsitikintumėte, ar užtenka vietos įvažiuoti, tad pasukite galvą ir pasižiūrėkite. Automobilių keliuose stebėkite priekyje važiuojančias transporto priemonės, kurių vairuotojai paskutinę akimirką pastebėję lėtėjimo juostą, staiga pradės stabdyti arba pakeis eismo juostą. Įvažiuoti į automagistralę galima tik tam skirtose vietose. Brūkšninė linija nurodo kelio atkarpą, kurioje galima įsukti į automagistralę. Todėl vairuotojai važiuojantys automagistrale turėtų įvertinti norinčio persirikiuoti greitį ir galimybę saugiai manevruoti. Ketindami įvažiuoti į automagistralę, stebėkite pirmą juostą važiuojančių transporto priemonių greitį, kad netektų visiškai sustoti šalia įvažiavimo. Įvažiuoti į automagistralę galima tik prasidėjus brūkšniniai linijai. Įvažiuodami į automagistralę privalote stebėti priekyje esančius automobilius ir įvertinti, kaip geriausia pasielgti tokiu atveju. Įvažiuoti galite tik tada, kai įsitikinate, kad atlikti šiam manevrui jums pakanka vietos. Paprastai kairė juosta važiuojama greičiau maksimaliu leistinu greičiu, o važiuojantys pirmąją juostą šiek tiek lėčiau, nes yra greitėjimo juostos, kurios yra padidinto pavojaus šaltinis. Važiuodami dešiniąją eismo juostą ir pastebėję greitėjimo juostą, galite sumažinti greitį arba persirikiuoti į kairėją eismo juostą, jei ten yra vietos. Norėdami išsukti iš automagistralės arba kelio su skiriamąja juosta, turite laiku persirikiuoti į dešiniąją eismo juostą ir įjungti dešinį posūkio signalą. Greitį sumažinkite tik įvažiavę į lėtėjimo juostą.
Transporto priemonės, kurių konstrukcinis greitis negali būti didesnis kaip 40 km per valandą arba kurios dėl techninių priežasčių negali pasiekti tokio greičio, turi važiuoti tik kraštine dešine juosta. Išskyrus atvejus, kai jos lenkia, apvažiuoja, persirikiuoja arba sustoja vienpusio eismo kelyje krovinio krauti. Įvažiuoti į automagistralę galima tik tam skirtose vietose. Šiuose keliuose draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti ne tam skirtose vietose ar sustoti. Sustoti ir stovėti leidžiama tik tam skirtose aikštelėse. Važiavimas tamsoje. Maždaug trečdalis visų eismo nelaimių įvyksta tamsoje bei esant blogam matomumui, lyjant, esant rūkui ir panašiai. Nelaimės tamsoje įvyksta dėl to, kad tamsoje žymiai sunkiau teisingai nustatyti greičius bei atstumus. Taip pat daug autoįvykių padaroma, nes vairuotojai tamsoje važiuoja per greitai. Tamsoje lengvai galima nepastebėti pastatytų automobilių, dviratininkų ar pėsčiųjų. Tamsoje galima važiuoti įjungus artimasias arba tolimasias šviesas. Tolimosios šviesos turi būti perjungtos į artimasias gyvenvietėse esančiuose apšviestuose keliuose, bei likus iki priešpriešiais atvažiuojančio automobilio 150 metrų. Gabaritinės šviesas galima įjungti tik sustojus arba pastačius automobilį. Tolimosios šviesos yra pritaikytos tik važiavimui tamsoje tokiame kelyje, kur greitis yra didesnis nei matomo kelio atkarpa. Važiuojant tamsoje negalima tolimosiomis šviesomis akinti kitų eismo dalyvių. Keletas rizikos veiksnių važiuojant tamsoje. Reikia garantuoti, kad šviesos veiktų, kad jos būtų teisingai įrengtos ir kad šviesų stiklai būtų švarūs. Važiuojant tamsoje orientuotis galima pagal kelio linijas bei kelio stulpelius su atšvaitais. Važiuoti tamsoje reikia tokiu greičiu, kad galėtumėte sustoti toje kelio atkarpoje, kurią matote. Keletas patarimų, kaip orientuotis tamsoje. Prieš pasirodant priešpriešiais atvažiuojančiai transporto priemoniai, jūs pirma pamatysite šviesas. Tai ženklas, kad reikia išjungti tolimasias šviesas. Pagal šviesų skaičių ir išdėstymą galima atskirti, ar tai autobusas, sunkvežimis ar kita transporto priemonė. Tai ypatingai svarbu siauruose keliuose. Tačiau nežiūrėkite per ilgai tiesiai į šviesas. Žiūrėkite į dešinę kelio pusę tam, kad pastebėtumėte galimas kliūtis kelyje. Pamačius priešpriešiais atvažiuojančią transporto priemonę, maždaug prieš 150 metrų, reikia perjungti tolimasias šviesas į artimasias. Pamačius priešpriešiais atvažiuojantį automobilį siaurame kelyje, sumažinkite greitį iki 40 km per valandą tam, kad spėtumėte reaguoti, jeigu iškiltų pavojinga situacija. Tamsoje važiuojant už kitų transporto priemonių, atstumą iki prieš jūs važiuojančio automobilio galima nustatyti pagal atstumą tarp to automobilio galinių šviesų. Kuo šis atstumas mažesnis, tuo toliau jūs esate nuo šio automobilio. Priartėjus arčiau priešais jūs važiuojančio automobilio, reikia išjungti tolimasias šviesas tam, kad priekyje važiuojantis vairuotojas nebūtų akinamas per galinio vaizdo veidrodį. Pradėjus lenkti tamsoje, priekyje važiuojantis automobilio vairuotojas gali įjungti tolimasias šviesas, tuo pagerindamas matomumą jums. Grįžtant į savo krypties juostą, būtina veidrodyje pamatyti lenkiamą automobilį. Visiškai aplenkę galite įjungti tolimasias šviesas, o aplenktas automobilio vairuotojas turi jas išjungti tam, kad neakintų jūsų.
Sustojus praleisti traukinio, geležinkelio pervažoje artimosios šviesos gali akinti priešpriešiais važiuojančius. Ir jie gali laiku nepastebėti geležinkelio pervažos. Todėl artimasias šviesas reikia perjungti į gabaritinės. Gabaritinės šviesos dar jungiamos sustojus tamsoje, kelkraštyje. Važiavimas šalia kitų. Daug kelių turi kelias eismo juostas ta pačia kryptimi, todėl jais ilgesnį laiką tenka važiuoti šalia kitų automobilių. Važiuojant šalia kitų sunku nustatyti atstumą tarp transporto priemonių, ypač atstumą iki dviračio. Važiuojant pro dviračius reikia palikti didesnį atstumą, nes jie gali svyruoti. Taip pat didesnį atstumą reikia palikti, kai kelias slidus. Nežiūrėkite ilgą laiką į šalia esančius eismo dalyvius, nes yra tendencija krypti į tą pusę, į kurią žiūrima, to nė nepastebint. Atminkite, kad kitų transporto priemonių vairuotojai gali jūsų nepastebėti. Jei dviračio simbolis